Ar kada nors jūsų nuotekų valymo grandinė užstrigo, įstrigo ar dingo nuotekų vamzdyje? Na, aš gavau šį vaizdo įrašą iš Tony iš Minnesotos. Tony yra vienas iš pirmųjų klientų, užsisakiusių iš mūsų internetinės parduotuvės, kai ją atidarėme prieš 2 metus. Jis gerai žinomas kaip patarėjas nuotekų valymo forumuose Facebook. Jis traukė didžiulę šaknį iš vamzdžio, kuris keitėsi nuo 4 iki 6 colių ir netyčia įstrigo grandinė šonų vamzdžio sienoje. Stengdamasis ją išlaisvinti, velenas lūžo ir paliko jo grandinę užstrigusią vamzdyje. Taigi, Tony panaudojo savo kamerą, kad pamatytų, kur yra grandinė, ir tuo pačiu metu panaudojo savo kapitono Huko jungtį, kad atgautų savo grandinę. Kapitono Huko jungtis tinka prie lankščio veleno kaip įprasta grandinė, bet vietoj valymo grandinės ji turi 2 reguliuojamus pirštus. Kaip matote, pirštus galima lenkti taip, kad jie būtų puikūs daiktams, tokiems kaip drėgnos servetėlės, plastikas ir net pluoštinės šaknys ištraukti. Jis būna 2 dydžių – 6–8 mm, kas atitinka 1/4 colio iki 5/16 colio ir 10–12 mm, kas atitinka 3/8 iki pusės colio. Čia Europoje mes nuotekų valymo meistrus vadiname meistrais. Žodžio meistras apibrėžimas yra asmuo, kuris įgijo visišką žinias ar įgūdžius tam tikroje technikoje. Mano nuomonė, Tony yra tikras meistras. Manau, kad priežastis, kodėl taip gerbiu nuotekų valymo meistrus, yra ne tik ta, kad jie įvaldė įgūdžius, bet ir tai, kad manau, jog tokie žmonės kaip Tony yra tikri superherojai. Pagalvokite apie tai, be Suezo nebūtų civilizacijos, o ligos jau būtų mus visus išžudžiusios. Taigi, visą mūsų šiuolaikinio pasaulio patogumą esame skolingi tokiems žmonėms kaip tu, Tony. Ačiū, kad pasidalinai vaizdo įrašu ir ačiū, kad žiūrėjai, jei reikia kapitono Huko, apsilankykite mūsų svetainėje. Nuorodos yra šio vaizdo aprašyme.